Sveiki, aš esu Brigita Mokaskytė, ryšių su visuomenė koordinatorė ir šiandieną norėčiau pašnekėti Andrių Šimonėlį, kuris yra mūsų viceprezidentas ir sužinoti, kasgi šiandien vyksta. Taip, tai labą dieną. Šiandien mūsų kolegijoje vyksta tokie kaip mokymai naujų studentų atstovybės narių. Mes jau iš praeitų metų patirties kartojame šiais metais tokį pavadinimą. Tai yra simuliacija, pavadinimu Aukštoji mokykla. Simuliacijos metu kiekvienas studentas pirmo kursis gauna po tam tikrą vaidmenį ir viso šio renginio metu turi pagal jį dirbti. Kaip sumastėte tokią idėją? Idėja jau kilo praeitais metais, tai mes ją galime sakyti nusikopijavome iš Lietuvos studentų sąjungos, kuri kiekvienų metų vasaros gale organizuoja tokius kaip mokymus ir jų metu jie organizuoja irgi simuliacijas, kurių esmė yra suvaidinti aukštosios mokyklos visus procesus, kaip kas vyksta. Ir mes nusprendėme padaryti šią simuliaciją pas save, tai yra, kad mūsų nauji atstovybės studentai galėtų geriau įsilieti į visą studentų atstovybės veiklą. Sakykite, kaip sekasi jums ši simuliacija šiandieną? Kol kas iš tikrųjų dar pakankamai gerai. Matome, kad beveik visi studentai įsijautė į savo vaidmenis ir iš tikrųjų bando pasiekti savo tikslus, kurie jiems buvo iškelti rengiant simuliaciją. Sakykite, kokios naudos tikitės iš šitos simuliacijos? Ką jinai naudinga duos jūsų organizacijai? Tai tikimės, kad šie studentai, kurie dalyvavo simuliacijoje, padėtų jums suprasti, kas mes tokie esame, ką mes darome, bus įgyvendintas. Ačiū tau labai. Su jumis buvo Kauno kolegijos studentų atstovybė.